Sveiki bičiuliai, Kinijos automobilių ir ypatingai elektromobilių gamintojai aktyviai braunasi į Europos rinką ir todėl šiandien mes jums norime pristatyti pirmąjį kinietį, kuris oficialiai parduodamas Lietuvoje, tai Great Wall Motors Ora 3 arba Ora 3 Plus, jeigu brangesnis. Kaina beje šio elektromobilio prasideda nuo 27 000, na, o su didesnė baterija, tai 48 kWh, o 63 kWh maždaug 32 000, su mažesnė baterija jis gali nuvažiuoti mieste apie 300 km, na, o su didesnė baterija net iki 400 ir daugiau kilometrų, jeigu važiuosite paprastai. Pažvelkime į šį elektromobilį iš arčiau. Žvelgiant iš priekio, dizainas primena Mini, taip pat ir mygtukai viduje primena Mini, na, o iš galo šis elektromobilis atrodo panašus į Nissan Leaf. Pažvelkime į vidų, kągi rasime viduje, koks surinkimas. Prabangesnėje versijoje sėdynės gali būti ne tik šildomos, bet ir vėdinamos. Na, o mes bandome ne Plus, o paprastesnę versiją. Taigi vidus. Mygtukai kaip seno Volkswageno, gal ir nelabai patogus. Bevėlis Apple CarPlay, Android Auto. Mygtukėliai, kaip jau minėjau, šiek tiek primena Mini. Ekrano grafika primena šiek tiek ir Tesla ir Volvo, kuris taip pat turi kiniškų genų. Gana paprastai valdomi važiavimo režimai. Štai taip. Drive, Neutral, Rear, Parking. Bevėlis krovimas. USB jungtis. Važiavimo režimai. Bagažinės atidarimas. Tačiau įdomiausia, kad automobilio apdaila tikrai yra ne iš pigiųjų, ją malonu liesti, ne plasmasė, o aišku, kinai nebūtinai laikosi ekologiškumo reikalavimų, tačiau ir kvapas, ir išvaizda labai malonus. Čia mes matome akių detektorių. Šitas automobilis netgi už 27 000 turi daugybę išmanių sistemų. Lane Assist, tai yra juostos palaikymą, išmanųjį Cruise Control, taip pat nuolat seka vairuotojo akis ir jeigu tik važiuodamas jas nusuki į šalį, iš karto perspėja ir barasi. Man tai maloniai keista ir netikėta, kad skirtingai negu kai kurių labai populiarių mūsų modelių, durys užsidaro labai solidžiai, tai nėra skardinė, nors aišku kėbulas yra plastikinis, čia be abejo aliuminis. Na ir apibendrinamas pasakysiu, kad automobilis iš esmės skirtas yra miestui, Lietuvoje jau parduota jų apie 40, mieste jis vartoja apie 14 kWh, užmiestyje važiuojant greitkelio režimu, na gali 20-21, netgi 22, jeigu stipresnis vėjelis.